Tai bus tas kartas, kai įžanga bus ilgesnė už tyrimo santrauką. Riebalų apykaitoje leptinas ir peptidas GLP-1 arba glucagon-like peptide 1 veikia kartu. GLP-1 išskiria žarnyno ląstelės reaguodamos į suvalgytą maistą. Jo funkcija yra skatinti insulino ir stabdyti gliukagono išsiskyrimą. Tai mažina kraujyje esančios gliukozės lygį, nes insulinas gliukozę nusineša į audinius. GLP-1 taip pat lėtina tėkmę žarnose, stiprina sotumo jausmą, mažina suvalgomo maisto kiekį, didina energijos suvartojimą ir stiprina riebalų oksidaciją. Leptinas kartu su GLP-1 dar stipriau slopina alkį, kartu veikdami pogumburį gerina jautrumą insulinui ir riebalų oksidaciją. Nutukimo atveju išsivystęs atsparumas leptinui nebeleidžia leptinui slopinti apetito ir skatinti energijos naudojimą. Užtat kai kurie GLP-1 agonistai, vadinasi skatintojai, tokie kaip jau turbūt girdėtas semaglutidas, gali bent jau iš dalies kompensuoti šią funkciją, nes GLP-1 atsparumas nesivysto. Kai kurie tyrimai netgi rodo, jog GLP-1 gali gerinti jautrumą leptinui. Baigus įžangą, šiame tyrime kaip tik ir nustatyta, jog apjungus poveikį GLP-1 ir leptino receptoriams pasiekiami efektyvesni rezultatai, mažinant riebalų kiekį. Noriu pridurti, kad tam, kad GLP-1 veiktų ir veiktų taip, kaip mes norim riebalų apykaitą, reikia valgyti, nes GLP-1 išskiria žarnynas tik reaguodamas į suvalgytą maistą. Skanaus, taikos ir ramybės.